Šiauliam puolime, ką gyrėm per paskutinį atkarpą, kad Šiauliai puolime labai gerai atrodo, bus turbūt pakankamai sunku tokią gynybą pralaužti. Žalgiriui pralaužti varžovų gynybą pirmosima. Dovydo Giedraičio perdavimas Dustinui Slyvai. Slyva prieš Hendersoną nugarą į krepšį, perdavimas iš ilgai aikštės. Rupštavičius veržis nuo tritaškio ir dėjimo iš viršaus. Tai iš nuotolio tos metimus gali susimest gerais procentais ir tai jam labiau patinka negu sakykim tritaškis po driblingo. Rupštavičius jau turi savo pelnytų taškų. Prieš Kėdainių Nevėžį Paskolų klubą prišaudė tų tritaškų Oskaras Pleikys. Brazdeikis gerai įvertina situaciją ir suranda Dustiną Slyvą. Neturint greičio. Sirvydis skiria ranką Deividu Sirvydžiu. Šiauliam jį sužaisti ir kad geriau jaustųsi. Ulanovas nugarą į krepšį prieš Cassiusą Stanley. Pleikys pasiruošęs eiti į pagalbą ir Ulanovas. Birutis į kraštą Dovydu Giedraičiui. Prie jo Fofana. Dvigubinama gynyba aikštės krašte ir Žalgiris suranda Edgarą Ulanovą. 7 metimus iš žaidimo iš 20 bandymų. Brazdeikis prideda 8. Čia vėl stepauto gynyboje. Brazdeikis kiek aukštai atšoko kamuolys, bet jis susitvarko su situacija. Sandris Venė atrodė, kad bando prasižengti, bet viskas baigėsi. Atrodė, kad bando prasižengti, bet viskas baigėsi. Antru ikcijų turi rungtynių arbitrui. Kaip ir visas Šiaulių atsakinių žaidėjas Dalelis turi pretenzijų už tai, kad Vraitas būtent taip kalba su rungtynių teisėjų. O čia Cassiusas Stanley norėjo irgi parodyti savo šūkį. Bloko Birutis neapskaičiuoja kažkiek stoja ir pelno Cassius gerus taškus lengvus, o čia Birutis. Kompensuoja, tačiau kol kas Žalgirio puolimas stringa, o Šiauliai iš tų 34 taškų net 10 susirinko po varžovų klaidų. Wow! Čia tai ir... Realiai neprasižengdamas, nes tų pražangų buvo tikrai labai mažai pirmoje rungtynių pusėje, tai tik parodo, kiek Žalgiris žaidžia su kontaktu ir kaip jį moka naudoti ir kada. O čia labai Lengvirsinas ir Arno Butkevičius pagalba gal kažkaip buvo padavuota ir Hendersonas gerai perskato tą situaciją ir pelno 2 taškus. Slyva iš vidutinio. Rezultatą lygisko Sirvydžiui. 1 sekundė metimui. Deividas Sirvydis meta iš toli ir pataiko. Simaničius lieka prie Francisko. Francisko suranda gerą perdavimą Deividui Sirvydžiui, kuris gražiai išvengia kontaktą. Rezultatas Lietuvos krepšinio lygoje iki šio vakaro. Čia Fofana. Na, kaip jau esame pratę sakyti, įjungti Eurolygos režimą. Bet čia Wrightas paleidžia metimui. Dar vienas bandymas. Sirvydis priima kamuolį. Pleikys pasitinka ties tritaškiu. Wrightas prie savęs turi Cedricą Hendersoną. Dovydas Giedraitis veržiasi į baudos aikštelę pats ir Dovydas Giedraitis prieš Salimą Fofaną. Giedraitis eina iki galo, Fofana su 4 pražangom. Ir gražiai įdėjo kamuolį. Taip, kol kas gal tai ne pats įspūdingiausias dėjimas Cassiuso Stanley karjeroje. Bet atrodo gražiai, užskaitom. Dustinas Slyva grįžti Pleikys prie Lauryno Biručio. Slyva grįžta kamuolį Sirvydžiui. Sirvydis 2 sekundės, 1 sekundė. Deividas Sirvydis. Sudėtingas ir taiklus. Giedraitis. Dustinui Slyvai. Šis grįžta kamuolį Dovydui Giedraičiui. Geras kamuolio judėjimas. Abu vyriausiai treneriai. Dustinas Slyva. Iki Brazdeikiui. Brazdeikis. Stringa baudos aikštelėje, nusimeta kamuolį Giedraičiui, beveik susirena metai. Silvenas Francisko šį vakarą. Francisko įsiveržia į baudos aikštelę ir pataiko. Parketą meta iš toli netaikliai. Ir kamuolį atkovoja Mosesas Wrightas. Ir tai yra Kauno Žalgirio pergalė Šiauliuose, po kurios Šiaulių arena ploja atsistojus. Na, vau, tikrai gavom gerą spektaklį, daug intrigos, daug pražangų, daug kontakto.